Sveiki visi, tai šiandieną bandysim dvigubą snaiperių duetą. Tai turim kolegą Matą, turim pas jį kamerą ant galvos, pas mane kamerą ant galvos. Tada ant ginklų buvo kameras, turim scope kameras naudosim, tai iš jūsų bus netgi 6 kameros, tai nemažai bandysim visą veiksmą išgaudyti ir perduoti jums. Tai važiuojam į veiksmą, važiuojam į briefingą, pažiūrėsim, kas geras. Sveiki ir softeriai paprasti mirtingieji, šiandieną randamės Pixbox ir soft stirnių poligonas 150 dalyvių. Tai padarom tradiciškai, aš sakau labas, jūs sakot rytas, labas? Rytas! Labas! Rytas! Labas! Rytas! Super! Labai gerai. Oranžinės liemenės visi turim? Ištraukiam, parodom nuomininkai, galite tau, paskui žinau, kad tikrai turit, nes buvo jums išduotas. Turim. O, čia jau, matau. Praeitą kartą kažkas stringai smojavo aplink galvą, šiandien geltonas liemenės. Taip, o mes tuo metu, kol jie eina, šaukiam. Ten prie anos staliuką išsirikiokit jūs. Ką darysim, tai banko apiplėšimai, turėsim inkasatorius, apsaugą banko, tai bus žalieji pirmoji dalyje, antroji dalyje keisimės. Jo! Važiuosit namo ten. Ir būtinai šitai kels. Nes aš taip retai keliu balsą, tai ačiū. Girdit, vyrai? Labai gerai, ačiū. Žiūrėkit, ką darysim, tai sakau, banko apiplėšimas, turim apsaugą ir turim plėšikus. Po pertraukos keisimės, tai 4 bankai, Siurblinės bankas, Paviljono bankas, medicinos bankas ir tada pagrindinis bankas. Amunicijos dėžutės, seifai su auksu, pinigais ir visa kita. Geltonieji pradėsit su 2 krepšiais ir 1 sprogmenį. Aišku? Aišku. Atnešam, išsprogdinam 5 minutės, išsprogdinam seifus, kraunam viską į krepšius ir nešamės ant stogo. Tik nepamirškit, kad 4 bankai, o krepšiai tik 2, tai reikės juos nešiotis kažkada. Tai apsauga pradedam bankuose su 5 dalyviais jo apsauginiais vietoje. Bet viduj pradėsim. Aišku? Aišku? Ačiū, kad paklausėt. Visiems gero žaidimo. Į starto vietas. Ir dar kartą? Aišku. Aš tikiuosi neatsidurt tavo taikiklyje. Tikiuosi. Kvartalai šiandien į kūną. Gerai, pastengsiu. Tai šūktas, sudėlios. Jo, čia žali, tai aš jumis, tai tuoj sudėlios. Nu ką, važiuojam į O, šitas veiksmą. panašus į banko apiplėšimą. Žinau, ką aš pirmą. Na, mane paskyrė į saugotojų pusę. Susiradom dėžutės, kurias reikia saugot. Gerai. Visi per va šitą kampą. Matai, va čia kampas, už pušies. Tai va, jei tu šitą kampą dar pušyties pasimsi, čia pritūpsi ar ne, tarkim, pasidėti ginkliuką ir lauki, jie visi per čia lys. Tas nei iš ten užšaus, nei kas, žinai. Info, ar patvirtinkit, kad pasiruošę? Paviljonas pasiruošęs. Tai mano komandai davė paviljono pastato Paviljonas taip pasiruošė. Gynybą. Kolegas palikom saugot paviljoną, pėstininkai palikti, pats išėjau padėti į Siurblinės pastatą, tik tais reikėjo eiti per pagrindinį. Tai pagrindinį atidžiai įsitikrinam, kad savi kontroliuoja, viskas gerai. Kontrolis dar nesam praradę. Ir su kolega snaiperiu neriam gilin ieškot geresnės pozicijos. Aš pirmas pasiėmiau pozicijas, iš paskus prie manęs prieina. Kaip sekasi? Gali bandyti, bet labai giliai neik. Turėjom neblogą poziciją padėti draugam, tai stengiamės išlaikyti tarp perglučių paslėpę tarp medžių. Čia pirmieji mano šūviai. Ir pirmas taiklus kilas per mažą tarpelį. O, seni, kokį pataikiau. Belekai far tarp šakų gražų. Na, kol aš šaudžiau, čia kolega buvo užpušintas, bet su pistoletu nuėjome priešininką, dėl nespėjo nufilmuot. Ir čia iš jo perspektyvos jisai mane gynė į viršutinę pusę, tai iš toliau šaudė irgi priešus. Ir per krūmelius medžiojo vieną kitą priešininką ir padėjo mane tikrai irgi ginti. Čia kaip ir tikrai pataikė žaidėjui atrodo, bet nekolino. Tai paskui dar bandė šaudyti, bet jie pramisinti šotai. Žaidėjas pakeitė poziciją. O čia mano perspektyva.
Nebuvau tikras, ar nušovau žaidėją, dar kantriai palaukiu, ar užsidės liemenę, nes nori šaudyti daugiau. Užsideda jisai, čia pastebiu dar kitoj pusėje priešininkus per krūmelius. Judančius. Irgi pavyksta nušauti. Ir čia priešų netrūksta, jų vis daugėja, iš visų pusių lenda, lyg kažkas juodavo krūmuose, apšaudžiau, nesupratau, lyg neinu nušaut, matau judesį. Dar keletą šatų ir pavyksta nuimti priešininką. O čia pamatau netikėtą pušą iš priešininkų, reikia imti pistoletą, nes artimesnis atstumas, sunkiai matosi žaidėjai, bet 3 prieina prie sienos. Na ir sudėtingai matosi, bet 3 žaidėjus pavyksta nuimti. Nepaveda pistoletas manęs, labai gerai. O per tą laiką mano kolega nuiminėjo priešus iš viršaus, artėjančius prie mūsų. Klausau. Pratau. Na ir ką, nusprendžiam keist poziciją, nes apie mūsų pozicijas tikrai jau gerai žino priešininkai. Mano poziciją pasimti ant prie glučių, gauk žiauriai huienai. Gauk ir gulėk. Tai nusprendžiam eiti į pagrindinį pastatą. Ir kol kalbamės dėl informacijos, kolega snaiperį nušauna. Pastemk, aš pašaudysiu iš čia nušovę. Čia, prieki, prie kolonos. Gal jiems variai. Mes ten. Ačiū. Kolega į saugią poziciją, suranda mediką. Supratau. Oi, atsari. Dariukas judas į kūlės. Mane bandė šaut, nedėjo. Nice. Kažkur kairiau. Na ir medikui reikia reikia suorganizuoti pagalbos jam. Mediką gali bet kas pakelt. Pabandyk parsitemptis medikas. Jaunas mažiukas, ateik. Ateik. Čia yra šalia žmogus, jis medikas, jį parsitemkis, pasigydysi jį. Jis duos tau raišti, pasidėk ginklą. Tai aš nemirė. Nu, kas? Aš nemirė. Jis medikas, tu gali mediką, bet kas gali pakelt. Nebūtinai medikas turi būti. Bet kuris žaidėjas mediką gali pakelt, tau tik jį partempt reikia. Ieškojau tokio smulkesnio, mažiau pastebimo žaidėjo. Tik užtaikyt momentą reikia. Iš šičia kažkur, palį pastatą. Pala, aš einu antrą aukštą, tu neskubėk, bandyk jį parsitempt, mes iš antrą aukštą pabandysim jį apšaudyti. Na, kol kolega laukė, mes bandėm su kolega snaiperių operacijų sukalbėjom, kad einam ant stogelio ir bandom užsiimt poziciją, kad nušaut priešininką. Jau draugas užsiėmė savo poziciją, aš dar tik ateidinėjau. Ir pavyksta kolegai nuimti tą priešininką, jau stovi su liemenė žaidėjas, jau nušauna. Dar šalia jo lyg sakė matė žaidėją, bet nenurekordinu šito momento su klipkiamu. Na ir ramiai stebim aplinką, bet atrodo nieko nevyksta. Man ant stogo lipt su juo nebėra prasmės. Aš einu per pirmą aukštą, būk čia. Antram aukšte, pats judu žemyn į pirmą aukštą ir žiūrėt, kaip ten situacija. Na, pirmam aukšte karšta. Visi laksto, pušino, šturmuoja mus, tai reikia atlaikyti pušą. Čia yra ir savų, yra ir priešininkų gilumoj, ten pavyko nemažai nušaut, bet tikrai per kameras labai nesimatė, tai nieko ir ne per daug neįkelsiu. Ir dar pamatyti priešai toliau šiek tiek, su pistoletu į tokį atstumą tikrai sunkiau pataikyti. Pirmam aukšte tarp laiptinė yra. Tai turėsi antrą aukštą. Pavyksta šiaip netaip nušaut žaidėją, bandau kitą šaudyti, bet nebešaudo pistoletas. Ir pradėjo durniuot, supratau, kad reikės galbūt atsitraukti, nebėra prasmės lįst per tą patį kampą. Štai atsitraukiau su antru aukštu, šaudausi. Antram yra. Bet pistoletas paskutiniu metu jau kas antrą šūvį išleidžia, gal kas trečią netgi. Antras lenda. Antras lenda. Matos, kaip nefydina pistoletas, dažnai iš daug šūvių šauna vos keletą. Ir užgaudo mane. Na, o čia galima pažiūrėti, kaip priešininkai kovoja. Dešiniai pusėje yra geltonieji, kairiai pusėje yra žalieji. Ir tarpusavį per kampus ieško vieni kitų. Iš klumpių išvirsta vienas iš žaidėjų. Mano komandos nariai nesitikė, geltonieji pušina juos ir po biškį nušaudo vieną po kitą žaidėjų. Visai niekas nesitikė, už kampų lys žaidėjai.
Na taip baigėsi mūsų pusė, keitėmės pusėmis. Ačiū, malonu. Ir dabar mes Žalia turėjom viduj. pušint. Pagrindinio pirmam aukštą žali viduj. Gavom vado nurodymus spaust, tai nusprendžiu bėgti arčiau pastato kartu su kolegom, pušintis į priekį. Turėjom informacijos, kad ant stogo yra žaidėjų, iškart Sniperis pasižiūriu ant už stogo. kampo, pamatau jį ir bandau nuimti. Nuėmiau. Ant stogo nuėmiau. Yra savų viduj. Hebra, lipkit į vidų. Lipkam, keliu. Lip. Ap. Kitas, lip. Davai, lipat. Op, į vidų. Lipkit, greičiau, davai. Keliuką duodu. Opa. Viskas, va šis tai sveria, ble. Galimai sulaužiu koją. O čia pastebu dar priešininkų ant stogo, lakstančių, judančių. Tai bandau šiek tiek pamedžioti juos, pašaudyti gal krūmuose kažkur tais užtaikysiu, bet niekas nelenda. Aš varysiu į gilin, į vidų. Čia nėra kur praeit paskui. Tai aš noriu palį kairę prasibėgti prie laiptų. Na ir pušinomės kartu su kolega arčiau, greičiau į vidų. Įsibėgam į vidų. Ir vidų jau yra veiksmo į miško pusę. Jo, yra ir čia ir tarbiškai giliau netgi. Tik priejus prie lango. Pastebiu žaidėją ir nušaunu jį. Su pistoletu iš arti. Jau arti vienas buvo. O, seniai, užmačiau vienas. Snaipina į mane. Per šitą langą ir žiūrėjau ir mačiau. Šitaip kažkaip. Aš galiu iš gilumos šaudyti, ne? Iš gilumos galiu šaudyti. Dar per briefingą minėjo, kad damarai gali iš gilumos taip pat šaudyti. Reikia pasidaryti spoterį, kad niekas neužlystų. O, kažkur aš jį mačiau. Arba nebematau. Sumedžio tą priešininką, kurį matėm, bet kažkurio momento aš jį mačiau, sunku su akim sugaudyti, toj pačioj vietoj suras, bandom abudu zoomintis ieškot. Ir labai sunkiai nesimato žaidėjas, dabar matau, kad jis šiek tiek vos juda, tuo momentu tikrai labai sunkiai matys, labai gražiai liejusi su aplinka. Nežinau, ne, kol kas. Pataikiau. Mačiau, kai tai pradėjau bandyti šaudyti ir tiesiog sušaudžiau. Kas? Kažkas atmenai su manimi yra. Na ir kažkur mačiau judesi miške, ieškau ir matau artėjantį žaidėją. Tai jo, bet iš čia nesimatys, jie giliau bus tenais. Ai, va, matau ir aš. Atrodo taikliai sušaudžiau, bet baigėsi dėtuvė. Tuščia, pasikeičiam greitai ir vėl bandom tą patį žaidėją sumedžioti, o mano komandos nariai nušovė. Ir atrodo panašiai šatai eina, bet niekaip negaliu pataikyti. Ir čia pagaliau sugebu nušauti jį. Nuėmiau. Na, o čia kolega prašė pabandyti ginkliuką. Tai daviau, pasižaist, pasižiūrėt. Pasižiūrėk, nes jis labai toks. Reikia labai gerai tą taikyti pastumą. Matėti. Superinis ginklas. Tokia, man žmonė filmą. Žinau, reikia laikyti šitus spaudus. Ai, okei. Tai ką, Hebra, laimėjom 2-1, mūsų naudai, žalieji laimi, tai uhu. Tai puikiai pastarbavom su kolega snaiperiu. Kiek kilų prifarminai? O šiaip šis kartas tai ne per daugiausiai. Ne per daugiausiai? Nors atrodo, užsiėmėm tikrai geras pozicijas. Geras pozicijas, padėjom komandai, tiesiog padėjom jiem flanguoti, užpušinti, paimti tam tikrus objektus, tai pizamą padėjom iš šonų. Tai ačiū, kad žiūrit, būtinai like, subscribe ir see you next time. Ciao.